Man jūsų komentaras apie rungtynės. Aišku, patenkinti, kad laimėjom varžybas. Aišku, puolime viskas neblogai buvo, bet gynyba šiandien taip biškį pavedė. Ką žinau. Svarbu, aišku, kad laimėjom, ką žinau, kad šitą puiku pasakyti. Man tai toks jausmas, kad Žalgiris šiandien gynėsi taip nuo dūšios paskutinės tik tai 7 minutės. Galima taip pasakyti? Nežinau, man taip netrodė, bet aišku, gal paskaitos emocijos sukilo po tų techninių pražangų ir daugiau to dėjom, daugiau gal pastangų, bet šiaip stengiamės, tik tai tas nesusikalbėjimas gynyboje per mažai šnekėjom, gal išmušėm šiek tiek iš šviežių ir vienu momentu jo gal buvom pristoję su to. Trūksta to susikalbėjimo gynyboje šiek tiek daug. Prieš rungtynes minėjo Paulius, kad daugiausia dėmesio reikėtų skirti aukštaūgiam. Ar tikėjotės, kad varžovų gretose Kelapis taip gerai žais? Taip. Pirmas dalykas, jie biškai nukraujavę ir tiek Mozgovas jos paliko, tiek Lančaro nebuvo, taip kad jų priekis dabar nukraujavęs, tai gynėjai turėjo iššauti. Aišku, Kelapis kalbėjom apie tai, kad negalime jam duoti pas juos, nes iš tų žaidėjų, kurie jeigu pirmus metimus pataikė, tada prasideda jų šau tą dieną, kaip pasakyti, ir nepavyko to padaryti ir jisai paskui metė nerealius metimus ir sunkus. Kas padėjo atsitiesti ketvirtam kėlinyje, kai buvo -9 vienu metu? Nežinau, tikėjimas gal, kad vis tiek reikia iškovoti pergalę ir kad labai svarbus taškas, manau, tėvaliui nori grįžti tas pozicijas, kurias turėjom būti nuo sezono pradžios, taip kad nenorėjom paleisti jokio šansų. Kaip komanda jaučiasi Šalinga? Kaip komanda jaučiasi Šalinga? Šalinga gerai, kad jisai atrodo, kad nebūtų išėjęs, viską žino, viskas jam tvarkoje patyrė žaidėjas, tikrai net nereikia jam laiko adaptuotis. Sonė Vimsas dar stebino kam nors, ar jau nelabai gali? Ne, iš Sonis mūsų lyderis taškų tokia darimo mašina, tai kad nežinau, aišku, nerealus tas dalymas buvo paskutinis.